Noriu. Ar meilė žaidžia tikrai geras filmas? Tikrai. Girdi, ką sakau? Nuostabus. Gana, nemačiau pabaigos. Noriu dar kartą nueiti. Pažiūrėsim kitą kartą, aš irgi noriu. Gerai, einam šiandien vakare? Gerai, puiku. Vaikinai, Rokai, tikrai. Jei ne tu, viskas gerai, seniai. Nedėkok. Galiu tave pavaišinti? Gerai. Norime sainę su salotom, pomidorais ir daug garstyčių. Dar vienas prisidėjo prie tavo šūtvės. Gal keiskimės kambariais, palepinsit vienas kitą. Užsičiauk, nepyk. Man pikta, kad jie šaiposi iš Roko, o jis nesigina mergaitės. Kodėl Rokas negėjus? Ne, todėl man ir pikta, kad jis nesigina. Ne, tau pikta, kad tavo vaikinas gėjus. Labai nemalonu. Ne. Kas jums sakė, kad mes draugavome? Visai ne. Palauk, ką tu jam jauti? Ar jis tau patinka? Ką jauti? Nežinau, kai mes kartu... Man gera. Tai būna, kai įsimyli. Nežinau, ką tu manai? Man irgi taip atrodo. Gali būt. Dėl jo įvaizdžio nesirūpink. Geras stilistas gali viską pakeisti. Galim pakeisti drabužius, šukuoseną ir viskas. Jis gali gerai atrodyti. Tik nepamirškit nagų lapą nuvalyti. Kuo greičiau. Taip, reikia nuvalyti. Man pasisekė, kad maniškis tikras konservatorius. Ką? Taviškis? Negirdėjai šviežiausias naujienas? Labai atsilikai. Jai patinka Franciskas. Rimtai? Taip. O tu jam patinki? Nori išgirsti visą istoriją? Aš jam patinku. Bet jis neskuba, nes jis iš kaimo. Suprantu. Tikrai? Jis ne miestietis, jis kaimietis. Matyt, kad lėtas. Bet tą dieną, kai sprogdinom petardas, netikėtai atėjo, pabeldė į duris. Taip. Norėjau paklausti, ar Felicita neišsigando petardų. Aišku, kaip 2x2, kad aš jam rūpiu. Aišku. Kur nors eisim? Eisim su Luku ir Francisku, tik niekam nesakyk. Mergaitės vadinosi į kiną neisim? Ne, galim pirmą nueiti į kiną. Viskam bus laiko. Draugiams, vaikinams, viskam. Žinoma. Gerai. Jei jau užsiminėjau apie Luką, papasakok. Ne, mergaitės, papasakok. Nereikia, papasakok. Nenoriu, klok. Taip negalima. Papasakok, būk gera, atstokit, gana. Gerai, atstokit. Negi tau sunku, papasakok. Gana, Vika, gana, atstokit. Gerai. Papasakok, būk gera.